Ar ir tu kartais, kai reikia apgint, kažką pasakyti, jauti lyg tau suspaustų gerklę, kažkokį gumulą, arba toks jausmas, kad tiesiog ašaros čia užstrigo ir negali nei išsiverkti, nei pasakyti, arba, pavyzdžiui, pradedi rėkti, vietoj to, kad gražiai pašnekėt. Kodėl tai būna? Tai būna todėl, kad čia užstrigo emocijos, kurių aš negaliu išleisti, kurių man neleido išleisti. 100% tai yra iš vaikystės, kad tėvai draudė verkti, sakyti, uždavinėti klausimus, pasireikšti, norėti ir dar visokių dalykų. Ir tokie žmonės dažniausiai girdėjo, tu dar per mažas paaugsi, sužinosi, nekišk nosies, ne tavo reikalas ir dar panašius dalykus, neverk, nejausk, ko čia džiaugiesi, tau labai linksma, tau labai liūdna, būtų čia ko liūdėti ir tiesiog nuvertinami jausmai, nuvertinamos emocijos, kaip ir nereikšmingos buvo ir tada aš toks mažas vaikas, tai man negalima jaust, man negalima gyventi ir gyvenimas yra nesąžiningas, kam iš vis aš čia gimiau. Paauglystės laikų vėlgi negaliu išsireikšti, nes pastoviai mane uždaro, kritikuoja, komentuoja, pastabas duoda ir aš beveik negirdžiu gerų dalykų apie save, o tik blogus dalykus. Prisideda mokykla, nes mokyklą mes tikrai negaunam pagirimų arba vienas ten koks procentas tų pagirimų, o visada ką, dienynuose, žurnaluose, nežinau kaip jie dabar vadinasi, kas ten yra šita, pažymiai ir pastabos. Pastabos neigiamos. Ir kaip žmogus užauga didelis su tokiu bagažu komentarų, pastabų, kritikos ir neigiamom pastabom. Tai savaime suprantama, kad iš čia atsiranda nepasitikėjimas savim, netikėjimas savimi ir aplamai pasauliu. Aš negaliu draugiškai žiūrėti į pasaulį, nes aš einu net su kova, nes jisai prieš mane eina, nors pasaulis tikrai neina prieš, bet jūs iš vidaus jau eina taip, kad aš niekam nerūpiu ir man reikia kovoti, man reikia rėkti, man reikia įrodinėti. Ir nesvarbu, jūs vyras ar moteris, jūs einat per tokį, aš turiu įrodyti. Bet kai ateina laikas įrodyti ir negaliu nieko pasakyti, arba tiesiog man kaupiasi ašaros, arba net aš šneku ir verkiu 40-50, kai man reikia pašnekėti, aš pradedu verkti ir negaliu laisvai išsakyti savo žodžių. Tai viskas yra susijęs su savivertė, su to, kad aš negaliu savęs išreikšti, aš negaliu kilti karjeros laiptais, kurti gražių santykių, surasti savo draugų. Kodėl? Nes man neleido pasireikšti, man neleido kalbėti, man neleido būti ir man neleido veikti. Tikrai pataisoma darbas su savim, darbas su savo praeitim, su tom traumom. Viskas padaroma, nes aš pati tikrai irgi augau tokiuose santykiuose, tokioj šeimoje, tokioj aplinkoje, kur visada buvo draudžiama. Ir net pasakysiu, kad net būdama 7 metų bijodavau pakelt ranką, pasakyti, kad aš noriu į tualetą. Ir net nereikia 7 metų, net būdama 25 metų, kai būdavo darbe koks susirinkimas, aš kentėdavau, net iki tokio lygio kentėdavau, negalėjau išeiti, patenkinti savo fiziologinio poreikio, nes aš bijojau. Ir įsivaizduojat, kiek reikėjo užgniaužti vaiką, kad net bijot pasakyti, kad man būtinai reikia kažkur išeiti. Arba tiesiog atsistoti ir išeiti. Tikrai įveikiau ir dabar laisvai kalbu ir su jumis čia kalbu, nes žinau, ką reiškia pradirbti šitus dalykus. Todėl kviečiu, jeigu jūs norit lengviau gyventi
ir neegzistuoti, o gyventi, tai kviečiu į konsultacijas. Jeigu baisu, tai galiu pasakyti, kad baisiau yra pragyventi ir nugyventi savo gyvenimą su tokiom emocijom, nei grįžti, išsiverkti, išsikeikti, išsikumščiuoti. Visko gali būti, nes būna darbai, kad tikrai turim pagalbę pakumščiuot, popierius skiautelis tokius suplėšyti, bet įmanoma tą paleisti ir tiesiog, žinot, kaip iškvėpti tą visą sunkumą ir net įkvėpti giliai, kaip su palengvėjimu aš galiu kvėpuoti ir eiti į ateitį tikrai gerokai lengvesniam arba net visai lengvai.